Na, tai sveikos merginos, štai ir aš, Ramunė iš Panevėžio. Ir pradedu šiandien jau kitą savaitę. Iki Velykų liko 2 savaitės tik tai pradedu siuvinėjimą ir sukam ruletę ir pasižiūrėsim. Kadangi buvo katinas paskutinis, tai suku nuo katino ir pažiūrėsiu dabar, ką duos man ruletė. Grįžtam prie žieminio darbo. Gerai, kojinė tai kojinė. Visai neblogas variantas. Viskas man patinka, kojinė šita labai patinka. Ir tuoj pasižiūriu, ką aš čia turiu. Vat, kaip tik šalia turiu aš tą kojinę. Va, pasižiūrėkit, priminsiu. Štai kiek aš turiu. Visai neblogai. Čia va ta pačia užsiuvinėta yra. Va, gyvūnėliai. Tai aš galvoju, šitą pabaigsiu turbūt visą. Ir čia dar kažkokia stirnelė. Tai vad galvoju, reikia turbūt tas žvėrelius padaryti. O tada čia jau eis fonas, tai turėtų būti greičiau. Tai ką, eisiu siuvinėti ir pasižiūrėsim, kiek man pavyks padaryti šiandien pirmadienio vakarą. Na tai ką, štai mano kojinė gražioji ir kaip manot, kas man pavyko išsiuvinėti. Tai aš jums tuoj parodysiu. Man pavyko išsiuvinėti visus žvėrelius. Dar pasižiūriu aplanką jo. Visi žvėreliai išsiuvinėti, tik tai, aišku, apvadų dar nepadariau, dėl to, kad čia yra daug šviesios, fono reikia užsiuvinėti ir tada galėsiu jau apvadus. Tai va, visi žvėreliai pavyko, čia va tavo verytė, čia kažkoks kirstukas, čia stirnas, kiškis, elnes didžiulis, dar vienas kiškis, čia dar vienas stirnytė, tai va. Tai žvėreliai padaryti ir dabar kitą kartą, kai iškris man šitas darbas, galėsiu siuvinėti jau va čia foną. Pildysiu va čia visur tarptų žvėrelių foną ir tada jau keliausiu link tos gražios baltos eglutės. Tai va. Tai gerai pasisiuvinėjo, kažkaip viskas tvarkoja. 2 vakarus užgaišau, tik tai. Ir padariau tai, ką reikėjo. Na va, o dabar reikia sulaukti, kol mano ruletė atsisuks ant šito darbo. Ir kol jinai sukasi, dar galiu papasakot, va čia matot balti tie taškiukai. Tai čia bus tokių blizgių siūlų. Va čia va, nuriškinam. Va, matot, toksai blizgus siūlas yra. Blizgus tokie kaip snaigės, va čia va visur jie po vieną pamėtyti, tai va čia irgi reikės padaryti. Tai dabar nedariau kol kas, tai padarysiu vėliau. Na ką, atsisuks to mano ruletė ir tuoj pasižiūrim, ką šį kartą siuvinėsim. Šiandien yra trečiadienis ir pasižiūrėti reikia, įdomu, ką išsuks. Ką norėčiau, net nežinau. Senai siuvinėtą darbą norėčiau siuvinėti. O koks senai siuvinėtas? Nu va, nesvarumas. Nu gerai. Nesvarumą siuvinėjau nesenai, bet žinokit, tiesą pasakius, šiandien apie jį pagalvojau. Kad būtų smagu jį pajudinti, nes praeitą savaitę nejudinau. Ir norisi jį vis dėlto judinti kuo daugiau, kuo greičiau iki finišo. Tai einu atsinešiu, parodysiu ir priminsiu jums, kiek aš jo turiu. Na štai, mano nesvarumas. Ir dabar galvoju, galbūt, kur keliausiu, bandysiu čia keliauti, jeigu pavyks. Nes aš jau persidėjau ant savo šitų rėmų. Ir čia jau šonas biški nepatogu, bet aš manau pavyks man kažkaip. Tai aš galvoju vis dėlto taip ir darysiu, keliausiu čia. Iki pat viršaus ir tada šitą gabalą siuvinėsiu. Aišku, ne šiandien, ne rytoj. Pasiuvinėsiu ir tada jau šoksiu čia į viršų ir va taip pakeliausiu tokiais dideliais stulpais. Nu va, tai tiek nesvarumo mano yra ir turėtų gana greitai eiti, dėl to, kad čia jau yra ir fono nemažai, ir suknelės fono yra nemažai ir daug greičiau einasi. Nu ką, einu siuvinėti ir parodysiu po kelių dienų, susitiksim po kelių dienų. Ir tada parodysiu, ką man pavyko čia išsiuvinėti. Na tai sveikos, štai rodau, ką pavyko padaryti. Tai pavyko, dedu pieštuką, ko gero, va taip va.
gabaliuką, va 1, 2, 3 ir pavyko išsiuvinėti. Tai šitam gabaliuką man gavosi padaryti 2580 dygsnelių, pusinių dygsnelių. Tai va, tai labai džiaugiuosi, kad prisidėjo nemažas gabaliukas palyginus. Aišku, šiandien jau yra šeštadienio vakaras. Tai va, ir labai smagiai čia siuvinėjosi, nes yra daug spalvų. Kaip jau sakiau, čia daug fono yra. Va čia reikėjo pasikrapštinėti va ties tom sijono klostėm. Virvelės tos matosi ryškiai. Ir toliau čia fonas. Tai va, tai dabar eisiu tolyn į viršų. Kažkada, kai išsuks ruletę, arba pasimsiu kitą savaitę tiesiog. Pagal nuotaiką. Ir ką, tai dabar einu siuvinėti, einu sukti ruletę. Pasižiūrėsim šiandien vakarai ir rytoj dienai, ką aš galėčiau pasiuvinėti. Na va, tuoj atsisuks man nesvarumas ir galėsiu stringa kažkaip vis man tas ruletė. Nu ką darysi, kaip yra, taip yra. Ir va, suku ir pasižiūrim, kas man šiandien iškris. Koksai darbelis iškris. Nu va, vėl kalėdinė kojinė. Bet kadangi šią savaitę aš jau ją siuvinėjau, tai norėčiau siuvinėti kažką kito. Kažkaip norisi kažką, ką senai judinau. Na va, pagaliau pagalvę. Nu, šitą pagalvę, žinokit, aš jau neatsimenu, kada judinau. Tuo atsinešu, parodysiu. Tikrai labai senai judinau, reikia planšetėje pasižiūrėti. Na štai pasižiūrėkit, visai nemažai jau jos yra. Štai čia jau kampas padarytas ir dabar galvoju į viršų. Gal čia aš bandysiu va šitą kampą siuvinėti. Reikia įsidėti lankelį, susirasti lankelį ir vat norėčiau čia ir galbūt netgi iki kito kampo. Pasižiūrėti, kur čia tas kampas. Ir čia va taip siuvinėti išlyginti ateityje ir paskui į viršų. Aš žinokit, šitą pagalvę jau taip senai buvo išsukta. Aš jau galvojau, ją pasiliksiu vasarai. Na, čia gana didelės ta medžiaga. 10 kaunto, man atrodo. Gana stambus tie kryžiukai, bet yra vis dėlto vilnoniai siūlai ir po 3, man atrodo, jeigu gerai atsimenu. Reikia siuvinėti. Tai gerai, pajudinsiu. Ir šiandien, tada žiūriu dabar, ar tikrai aš siuvinėsiu, nu taip. Kitaip pasižiūrėti, kurią pusę kryžiukai gulasi, prisiminti, nes tikrai labai senai siuvinėjau. Pasakysiu aš jums vėliau, tai yra rytoj, kada jisai mano paskutinį kartą buvo siuvinėtas, nes tikrai neatsimenu dabar. Nu ką, einu vakaroti. Tai sveikos merginos, tai ką, šiandien yra sekmadienio vakaras ir rodau, kiek aš pasiuvinėjau. Iš tikrųjų labai nedaug pasiuvinėjau, nes šiandien buvo labai graži diena, vakare irgi labai miego užsinorėjau anksti, o šiandien graži diena, ėjom pasitvarkyti kiemą, saulėta, gražu, aš susigrėbėm pernykščius lapus. Buvom nespėję kai kuriuose vietose jų išvežti, tada gėlytės pasižiūrėjau ir ką dar pasidariau, tai nusivaliau savo dviratį ir rytoj pradėsiu savo dviračio sezoną. Nes aš, kai šilta, tai į darbą visur važinėjau su dviračiu. Taigi, ką ašgi padariau? Dar pasakysiu, kada tą darbą siuvinėjau, tai pasirodo paskutinį kartą aš jį siuvinėjau pernai, lapkričio mėnesį tik tai. Ir kągi aš šiandien padariau, tai yra vakar ir šiandien truputį labai nedaug. Iš viso padariau virš 200 kryželių. Tai užpildžiau va čia va šitas, va nebuvo užpildyta, užpildžiau tamsiai bordo spalva. Tamsią spalvą čia užpildžiau. Tada va šitą tamsiai mėlyną, va šituo va ėjau čia ir va čia truputį dar pasiuvinėjau ir va čia jau yra kraštelis, tai va galvoju eiti toliau. Tai šiandien galvoju dar šitą darbą pasiuvinėti, nes tikrai labai mažai dar pasiuvinėjau. Norėčiau bent jau 1000 kryželių padaryti. Tai būtų labai smagu ir matytųsi vaizdas. Taip kad aš keliausiu siuvinėti šitą darbą ir jums parodysiu jau, kada aš jums parodysiu.
parodysiu kitos savaitės pradžioj. Ta prasme, rytoj pirmadienis, tai va žiūrėsiu, kiek man seksis, ar šiandien užteks vakaro, ar rytoj dar reikės pasiuvinėti. Ir jau po Velykų pamatysite, kaip sekėsi man pasiuvinėti šitą darbą. Tai tiek, o dabar einam žiūrėti, ką man pavyko dar nusipirkti. Na tai sveikos, vėl noriu pasirodyti savo pirkinius. Pavasaris veikia, norisi pirkti, aišku, ne tik norisi, bet ir reikia. Tai parodysiu, ką visų pirma reikia pirkti, o kai įsidėt vieną prekę, tai tada žiūriu, kad ir dar kažką reikia, nes vieną prekę negi pirksi. Tai ką man reikėjo, tai aš atėjo pas mane tos rūšiuoklės 50 spalvų, nes kai siuvinėjau šitą merginą su auskaru, tai ten man daug tų rūšiuoklių gaunasi. Ir yra ten 3 po 26 spalvas ir 2 yra ten, nežinau, dar mažiau spalvų ir dar man, tai vienu žodžiu gaunasi labai daug. Tai aš pagalvojau, pasiskaičiavau, kad reikia imti 2 po 50 ir lieka ten dar truputį. Tai man sumažės tų rūšiuoklių, tai aš 2 pasiėmiau ir plus man jos labai patinka. Ir kai mažiau rūšiuoklių, daug greičiau siuvinėjasi, nes žinai, nuo kokio skaičiaus iki kokio yra toj rūšiuokliai. Ir man patinka, nes yra čia tie tokie špikiukai, ant jų užsikabina siūlas, va čia aš užsikabinu ir yra kur adatai įsmeigti ir visai nekliūna rankos už jų. Tai va, tai šito daikto reikėjo. Toliau, reikėjo va šitų daiktų. Užtempėjau ant medžiagos, įtempti medžiagai, ne, rėmą. Kai ant rėmo yra. Ir aš turėjau tokius gumiukus, bet jie jau išsitempė man. Ir man čia patiko, žinot, kas va šitas patiko. Nu, fiksuojam. Patiko šitas, dėl to, kad jisai va yra, matot, jisai va slankiojasi. Nes anos, kur turėjau įtempėjus, tai tokio dalyko nebuvo ir kai išsitampo, tai, nu, ten susuki, va taip susuki ir vis tiek nelaiko. O čia aš galvoju, vis tiek galima bus čia prisegti medžiagą. Čia prie rėmo ir tada jį tiesiog va taip va, įtempti bus lengviau. Paimi ir įtempi. Nu, aš pabandysiu, parodysiu, kas ten man vienas darbas yra. Vienas darbas, kurį būtinai reikia iš naujo įtempti ir tada, kai jau jį pasidarysiu, tai ir parodysiu. Nes tikrai ten nelaiko nieko ir vienu žodžiu. Ir yra šitie krokodiliukai atkeliavo. Tai čia vat yra kiek čia tų spalvų, 3 spalvos. Neatsimenu, kiek čia yra 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Nu va. Nu ir dar, ką aš pasiėmiau. Tiesiog norėjau labai vis dėlto tie, kur atsimena, dariau pelėdžiukę dėlionę tą, kaip čia vadinasi. Ne karoliukai, o tas mozaika dėlionė. Tai va, užkrito pavadinimas, tai deimantinė, va, deimantinė mozaika, ne? Tai pagalvojau, pasimsiu, nes magnetukai visai faini ant šaldytuvo, sakau, artėja Velykos, gal kam nors galima bus kaip ir dovanų įdėti. Ir pasižiūrėkit, laivelį vieną pasiėmiau, va, visai jisai nemažas laivelis. Nu, toksai, va, per delno plotį. Kaip čia rašo, išmatavimus rašo? 11,8 cm. Toks laivelis. Tada švyturys man patiko visai. Švyturį pasidarysiu. Nežinau, savo pasiliksiu ar kam nors dovanosiu. Ir kitas laivelis, va štai toks būrinis laivelis. Irgi labai fainas, tai galėsiu, pavyzdžiui, padovanoti, kaip lauksim į savo laivą, kaip skrisim, tai tenai yra draugų, tai galima ir jiem bus padovanoti, tai va žiūrėsiu. Nes ta mozaika daug greičiau dėliojasi negu kryžiukai, ne? Tai va, ir tada dar nusipirkau tokius 2 laikiklius, kaip pasakyti, megztiniam. Palaukit, surasiu čia kur kieno, va taip va. Tai yra, taip va, man labai patiko, pamačiau, nes aš turiu tokių megztinių, kur nėra sagų,
o kai vėjas pučia, labai plaikstosi, man nepatinka, kai plaikstosi. Tai čia labai paprastas dalykas, va čia yra gnybtukas, labai stiprus, žnybė pirštą, tai faktiškai reikia ant megztinio uždedi skverną vieną, kitą va taip uždedi ir paskui susikabina paprastuoju būdu. Ir va štai tokie va, vienas toksai, o kitas, tuoj palaukit, sukabinsiu. Kitas va toksai. Ir šiaip gana gero metalo, ta prasme storas metalas, nėra kažkokie, kad būtų. Tai va, pabandysiu, dabar pabandžiau namuose, išbandžiau, tai labai gerai laiko. Tai reiks išbandyti į lauką, nes ateina pavasaris, sakau, turiu tokių megztinių, kurie kaip užmestukai, bet labai plaikstosi kraštai, nepatinka. Toliau, dar vieną radau išsvajotą savo rinkinį, štai šitą. Labai aš jo ilgai ieškojau, senai norėjau jį nusipirkti, čia yra suplanuota vienam žmogui išsiuvinėti, aišku, nežinau, kada aš tą padarysiu, bet tas žmogus turėtų apsidžiaugti. Dabar istorijos nepasakosiu, nes jeigu žiūrės, tai atspės, o jeigu, ta prasme, papasakosiu, kai įsiuvinėsiu. Tai čia yra firma štai tokia, Magic Needle, Cross Stitch Kit ir yra DMC siūlai rašo, 14 įda, Svaigartas, 33 spalvos, išmatavimai 18-23. Tai aš galvoju siuvinėti ne ant aidos, o ant lygaus audimo medžiagos kokios nors, galbūt spalvotos, pasižiūrėsiu, ką aš turiu. Arba ant mažesnės, kad būtų mažesnis išmatavimas, nu čia taip nedidelis. Tai va, yra viduj schema spalvota, tai reikės dar persirinkimo pasidaryti. Kažkada turėjau PDF failą, bet kažkur išsitrynė man ir dabar nelabai randu. Tai reikės nusiskenuoti ir pasidaryti. Tai va tokie mano pirkiniukai šios savaitės atkeliavo. Turiu tiek pirkinių. Ir ką, ir noriu palinkėti jums geros savaitės. Parašykite, ar ką jūs perkat, neperkat dabar pavasarį, ar jums pavasarinis atėjo pirkimo bumas ar ne. Nes aš dabar ir gėlių noriu nusipirkti, ir Velykom kažkokių pasipuošimų namams. Nu, ta saulė labai gerai veikia. Tai va, parašykite ir parašykite, ar perkat siuvinėjimo rinkinius, jeigu perkat kokių rūšių, kokių firmų daugiau perkate, jeigu perkat dar kažkokių įdomių dalykų, tai visai smagu būtų, kad pasidalintumėt. Ir ką, susitiksime jau po savaitės, tai bus Velykų sekmadienis, tai vat nežinau, ar Velykų sekmadienį aš įdėsiu filmuką, greičiausiai ne. Tai turbūt sekantis filmas bus jau po Velykų, nes pas man suvažiuoja visi vaikai, bus daug judėjimo, tai ko gero aš įdėsiu filmuką pirmadienį, antrą Velykų dieną, taip kad susitiksime balandžio 6 dieną. O dabar spauskite laiką, prenumeruokit kanalą, jeigu dar neprenumeravot, rašykit komentarą, labai smagu juos skaityti ir visada stengiuosi atsakyti į komentarus. Ir ką, gerų švenčių, stiprių margučių ir susitiksim. Ate, ate.